Labas, aš esu Karolina ir šiandien išbandysiu, parodysiu ir aptarsiu EcoSlate prekes. Visos šios prekes yra No Harsh bestselleriai. Šis brandas yra labai populiarus Amerikoje, jau ir Europoje. Visi gaminiai yra ekologiški, gaminami rankomis ir tikrai labai kokybiški. EcoSlate Matcha Boost kaukė, jinai yra skirta proteinų atstatymui. EcoSlate Banana Cream kondicionierių, Lemon Butter Cream formavimo priemonė, tačiau ją galima naudoti ir kaip nenuplaunamą kondicionierių, bet čia vėliau. EcoSlate Orange Marmalade formavimo priemonė. Išsiploviau plaukus valomuoju šampūnu tam, kad atverčiau plaukų žvynelius dar geriau ir kaukė galėtų pasisavinti stipriau ir jai nereikėtų tiek daug laiko. Ši kaukė yra labai intensyvi, todėl jos naudoti per dažnai negalima. Rekomenduojama 1-2 kartus per mėnesį. Žinoma, blondinės gali 2 kartus, nedažytos 1 kartą geriausia. EcoSlate Matcha Boost savo sudėtyje turi hidrolizuotų proteinų, tokių kaip keratinas, ir turi aliejų bei matcha lapų ekstraktų, kurie po procedūros būtent suminkštins jūsų plaukus. Ta kaukė yra skista ir žalios spalvos, todėl neįsigalskite. Geriausia, jei nebūtumėt šviesiais drabužiais. Kaip ir visa kita, ją taip pat tepam ant labai šlapių plaukų. Dedu dar šiek tiek. Čia atrodo daug, bet iš tikrųjų nėra daug. Tiesiog labai išbėga. Eigoje jūs tikrai pastebėsite, kaip jinai baltuoja ir nebelieka to žalumo. Susisukus lengvą koduką, dabar dėsiu dušo kepuraitę, rankšluostį ir tai palaikysiu apie 20 minučių, tuomet nuskalausiu. Išsiskalavau galvą vandeniu ir dabar naudosiu EcoSlate Banana Cream kondicionierių, kuris yra visiškai be jokių proteinų, jis yra drėkinantis ir pas mane jau aišku panaudota, nes aš naudoju. Tik tai čia yra maža pakuotė, jau yra 3 tipai, mažutė. Pabandymui tokia, čia yra 118 ml, jos žinokit užtenka, nežinau, naudojant kiekvieną kartą, man užtenka kokiems 4 mėnesiams. 3-4. Taip, aš plaunu plaukus 2 kartus į savaitę maždaug. Ir yra didelė pakuotė, tai jau ten, žinoma, ilgesniam laikui. Jinai yra gana skalsi, nekrenta. Šiaip jos daug nereikia, žinokit, neįsijauskit, pavyzdžiui, va tiek paimsiu ir pamatysit, kiek plaukų užteks, dar 1 kartą paimsiu, turbūt tiek arba mažiau ir viskas. Na ir iš karto jinai, matot, pradeda, nenoriu sakyti putoti, bet taip iš karto tai jauti, kur patepta, kur ne. Ir kitam šonui truputį taip pat uždėsiu. Paėmiau va tiek. Čia iš vis persišviečia. Mano plaukai nebuvo šukuoti. Dabar visiškai, čia viskas yra su pirštais. Tiesiog kondicionierius labai duoda gerą slidumą. Viskas. Matėt, kiek reikėjo jo? Net teka žemyn. Štai, iki plaukų galiukų nuo pat viršaus. Puikiai ištepti, sudrėkinti plaukai ir dabar, kuo ilgiau laikai, aišku, tuo yra geresnis efektas, bet užtenka ir 5 minučių, ko aš nerekomenduočiau daryti, nes tai yra truputį švaistymas priemonės. Geriausia palaikyti bent 10, o dar geriau 20-30 minučių, tada jinai veikia kaip gilaus drėkinimo priemonė. Tai po proteinų procedūros žinoma, kad tokios reikia, o kasdienai, kiekvieną kartą gal ir nereikia jos laikyti po 20 minučių, bet kuo dažniau laikysit, tuo plaukai bus geriau sudrėkinti. Tai va, tai ir dabar į lengvą koduką ir šitai palaikysiu aš 20 minučių. Nusiskalavau kondicionierių ir dabar kaip nenuplaunamą kondicionierių naudosiu formavimo priemonę Lemon Butter Cream. Ją galima naudoti ir kaip formavimo kremą, ir kaip nenuplaunamą kondicionierių, nes jis yra
lengvas ir gerai drėkina. Jisai stiprios fiksacijos nesuteikia, todėl tinka naudoti ir taip ir taip. Taip pat ir EcoSlay Banana Cream galima naudoti kaip nenutplaunamą kondicionierių, bet kadangi negaliu dviejų, tai panaudosiu vieną. Jisai gana skystas, lengvai tepas. Jo daug nedėsim, maždaug gal tiek, pažiūrėsiu, gal dar reikės. Paskirstu ant delnų, tiesiai ant plaukų. Išsitepiau plaukai slidus, pasiruošę formavimui. Ir dabar naudosiu Orange Marmalade. Matot, pas mane jau tiek belikę. Čia yra mėginuko dydis. Paėmiau dabar tiek. Ir paskirstu ant plaukų. Paėmiau dar tiek. Priemonė jau šiek tiek kimba, nes jinai sudaro šlapių plaukų efektą, arba bent jau dažniausiai sudaro tokį. Dėl to aš skubu dabar formuoti šepečių ir eisim džiovinti. Susiformavau garbanų šepečių ir kadangi prieš tai pamiršau pasipurkšti apsaugą nuo karščio ir saulės, tą padarysiu dabar. Ir dabar, kaip visada, plaukus nusausinsiu mikroplošto rankšluosčiu, netrindama. Nusausinus aš visada dar mėgstu dėti šiek tiek formavimo priemonės, nes dalis jos lieka ant rankšluosčio. Plaukus išsidžiovinau ir dabar šaknis suseksiu segtukais tam, kad užfiksuočiau jų pakeltą formą ir taip palaikysiu kokių 10-15 minučių. Ką tik įsiėmiau segtukus, mano plaukai yra visiškai sausi. Kai yra šlapių plaukų efektą, todėl atrodo tarsi šlapi. Ir dabar mes šitą efektą sugniaužysime ir panaikinsime ir mano garbanos liks minkštos ir tokios, kokios mes visi įpratę matyti ir mėgstam. Šitą šlapių plaukų efektą iš tikrųjų aš labai mėgstu ir būtent šituo esu labai patenkinta, nes su kremais ne visada gaunasi toks geras efektas, bet būtent šitą formavimo priemonė jį suteikia. Tokį puikų cast man pavyko pasiekti tik todėl, kad mano plaukai yra subalansuoti. Tai reiškia neperdrėkinti ir nepermaitinti. Labai dažnai, kai plaukai būna perdrėkinti, jokia formavimo priemonė negali sudaryti cast. Tai todėl rekomenduoju atlikti proteinų procedūrą. Ir dabar išgniaužysim šitos plaukus. Aptarimas. Pirmiausia, naudojame EcoSlay Matcha Boost. Jinai, kaip matėte, yra žalios spalvos. To nereikia bijoti, tačiau galima pasaugoti drabužius arba sienas. O daugiau viskas ten išsiskalbia, išsiplauna ir tikrai nelieka ant plaukų. Jos negalima naudoti, kaip ir minėjau, dažnai. Kiekvieną kartą jokių būdų. Galima ją naudoti 2 kartus per mėnesį. Max. Aš naudoju 1 kartą per mėnesį. Naudoju, nes man patinka išlaikyti balansą. Aš daug dedu visokių drėkinančių priemonių, todėl plaukai dažnai persidrėkina, tai aš juos tiesiog refreshinu šią kaukę. Kaip jau daug kas žinote, po proteinų kaukių dažnai būna labai šiurkštus plaukai. Tačiau po šios kaukės tai būti neturėtų. Gali, tačiau turbūt, kad nebus. Todėl, kad joje be proteinų yra dar ir drėkiklių. Tačiau jeigu lieka, viskas to yra normalu, jūs tiesiog po jos dėsite kondicionierių. Po šios kaukės kondicionierių dėti yra būtina, todėl, kad proteinas ištraukia drėgmę. Čia taip liaudiškai, todėl mums ją reikia atstatyti. Po Matcha Boost naudojau EcoSlay Banana kondicionierių. Super lengvas, labai universalus. Jį galima naudoti ir kaip nuplaunamą, ir kaip nenuplaunamą kondicionierių. Taigi viena pakuotė daugam. Ir ši pakuotė yra 118 ml. Jos užtenka 3-4 mėnesiam ant mano plaukų. Šis kondicionierius yra tik drėkinantis, neturi proteinų, lengvai tepasi. Aš jo visada namuose turiu. Visas EcoSlay priemonės rekomenduojama laikyti šaldytuve, bet aš prisipažinsiu, kad aš dažniausiai to nedarau. Kaip nenuplaunamą kondicionierių ir pirmąją formavimo priemonę aš naudojau EcoSlay Lemon Butter kremą. Tai yra labai lengvas, nesuteikia fiksacijos stiprios. Jį turbūt labiau pamėgs tos, kurioms norisi
labiau drėkinimo, mėgsta natūralesnį įvaizdį, nemėgsta tų kietų plaukų efekto. Tai šitas kremas yra tikrai jums, jis tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems. Aš jį naudoju, kaip matėt, sluoksniuodama kitas dar priemonės. Ir paskutinis, tačiau labai mėgstamas yra EcoSlay Orange Marmalade. Nors jis yra kremas, tačiau yra labai lengvas ir suteikia tikrai stiprią fiksaciją, labai gerai drėkina ir duoda labai sveiko žvilgesio plaukams. Gerai užfiksuoja, nenusveria plaukų, jų nenutempia. Tikrai tinka labai įvairiems plaukų tipams ir net vaikams tinka. Kaip matėt, viskas yra jau panaudota ir praimta, o šitas jau praktiškai ir tuščias, todėl kad aš viską naudoju. Visada turiu pas save namuose. Mažiausiai mano mėgstamas yra šitas kremas, todėl kad aš tiesiog labiau mėgstu stiprią fiksaciją. O labiausiai mėgstamas yra šitas kondicionierius, nes jisai išgelbės visada. Po jo plaukai dažniausiai būna puikiai pavykę, išplauti, purus, minkšti, labai gerai drėkina. Tikrai labai gerai drėkina. Štai tokia mano apžvalga, kurią buvo labai lengva daryti, nes priemonės mėgstamos ir pažįstamos ir norėjau tiesiog parodyti jums jas, papasakoti apie skirtumus ir kaip naudoti. Ir labai lauksiu jūsų komentarų, ar pavyko, ar bandėt, ar norėtumėte išbandyti, galbūt reikia patarimų, tai visada galite rašyti čia, arba galite rašyti į Instagramą man. Viską paliksiu apačioje ir taip pat toms, kurios žiūrėjo iki galo, turiu dovaną, nuolaidos kodą apsipirkti NoHush parduotuvėje Curly15 ir jį gaus, pamatys tik tos, kurios pabaigs žiūrėti šitą video. Tai niekur kitur jisai nebus žinomas ir jis galios visada. Prašom naudotis.